Tarptautinis Lietuvos povandeninės žūklės čempionatas. Laukiame dalyvių iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos. Tikimės, kad šiemet dalyvaus apie tarp 70–80 dalyvių. Kaip ir kiekvienais metais dalyvių skaičius gana pastovus. Čempionato tikslas surinkti vieną krūvą kuo daugiau to hobio mėgėjų, sakykim, gal daugiau netgi sporto šaka čia negu hobis, ir leisti jiem pasidalinti tarpusavyje visomis naujienomis, kas liečia povandeninę žūklę, taktikos naujovėmis, įrangos naujovėmis ir populiarinti šią sporto šaką. Taip pat parodyti visuomeniai, kad tai nėra brakonieriavimo būdas, o tai yra kuo tikriausia sporto šaka, propaguojama visame pasaulyje. Burna! Mergas, ateikite. Galima šitam dirbti. Gali žodžiu atsipasti. Jeigu ką pamatysim, ar žuvį nešaudo, ne? O jeigu va tokia pagausi nors mažą? Gausi baudos. Aš sakė, kažkur važiavo į Latviją, tai moteris leidė šaudės, bet kurios. Dabar šiek tiek trumpai apie varžybų taisyklės. Leidžiama šaudyti žuvį, kuri ne mažesnė kaip 300 gramų. Toliau visos žuvis, kurių nurodyti tam tikri ilgiai taisyklėse, taip pat laikomosi šito dalyko. Lydekos ilgis padidintas iki 55 cm. Kadangi ežeras ungurinis, užungurį koeficiento, didinančio koeficiento nebus. Dalyviai privalo su savim turėti ryškios spalvos bujų, kad matyti jų buvimo vietą, peilį, o visa kita, tai čia jau pačio dalyvio, kaip sakant, reikalas, ką jisai naudoja varžybų. Taip pat šakė ne platesnė kaip 10 cm. Nardoma be papildomų kvėpavimo aparatų, tai yra autonominių kvėpavimo aparatų, grynai dalyvio fizinių ir psichologinių pastangų dėka. Pamatuot reikės. O jeigu nušauti mažesnį, Varom! Сбилы? Третью не нашли? Телевизор не смотрели.
Tai jūs pagaliau rengsitės ar ne? Nu, aš noriu nuogų moterų fotografijų. Jasne. Pomniknijcie wrząt, bo mam wrzoda. Ty się nie pytaj, co tam jest w środku do lasu. Я там вітам. Один признание, да, пожалуйста. А ты не ныряешь? Я там тут є. Пожалуйста, поплыли, старт уже! Sako, jeigu tiks, duosim tau teliką vieną tokį. Ой, уже, ой, завтра, да. Дочка ты моя. Богим. Ну, нešia. Ką dar nešti? Šautuvas paimtas. Viskas, plastai turi. Dabar patyrė. Matavaisi ar ne? Ne dar. A, batas per didelis, negaliu uždėti. 30 vidų jau sulindo. Vaikas, va. Aha, neiškrisa, ne? O čia va, du tokie dukrai. Kas su skubadūnės klasės Kokį moka? ištrauk? Aš tai nemoku, žinau. Давай, atleisk. Jūsų nebūtų nukreiptas. Visą laiką į vandenį. Sėkmės. Ты где? А, я вкусил. Что не говоришь, что-нибудь видишь в маске? А? Что-нибудь видишь в маске? Нет, я вообще ничего не вижу. Nelabai pailsėjęs atrodai. Tai tie pirmieji, kurie buvo, tai nusivyko. Tai galėjai, kad neturėtų pradėti. Оба-на, вот и рыба. О, ловить надо. Стой. Рыба появилась. Подождите, не выходите. Сейчас трофеи фотографируем. Красавец. А теперь нагнись. Становись рядом. Сейчас. А можно чуть подальше в воду? А Юра уже собрался. Машину забыл. Номер. Что тебе плотик? Ты третий с рыбой. А? Да. Два линя и щука большая, там килограмм на 6. Той линя, угря. Коренев Константин. Тоже 100.